Nu, žinokit, pasprendžiau, kad tų visų tarpinių, netarpinių, tos visos pradžios, tos pabaigos, gal net neverta daryti, sakykime, atiminėti tiek jūsų, tiek mano laiką, nes kiek man teko statistikas pražiūrėti, tai pačią pradžią nukerpat jau tą minutę ir patį galą. Ir patį galą. Nu tai kaip ir, sakykime, nešvaistam laiko, žiūrime, kągi mes čia turėjom. USD.JPY iš tikrųjų vienas treidas, kuris man patiko ir aš pasidalinau jį su premiumais. Pasidalinau su premiumais jį štai čia. Įeinam ir turėjom tiek TP1, tiek TP2, plius 6,5%, kas yra žvėriškai gerai ir dabar, kaip matot, čia pirmas, 1:3 sujudėjo ir 1:10 lygiai taip pat. Labai gražiai, vien tik tai, sakykime, žali kendalai iš 15 minučių time frame. Viskas sujudėjo vien tik tai į viršų. Aš dar esu palikęs poziciją ir esu palikęs poziciją iki kur? 1, 4, 6, vat iki šitos vat vietos. Potencialo vien tik tai yra todėl, kad čia hajus būtent šitos vat vietos ir tenais kabo nemažai likvidity. Nu tai kaip ir aišku, kad įmanoma daryti, o blogiausias scenarijus jau dabar kaip ir swing tradas čia pas mane, kad man grįš jisai iki break even. Nu aš palikęs va šitą 0,5% selą, tai būtų galima teoriškai galbūt šitoj vat vietoj persikelti, būtent po šituo atvaviku, kaip mato dar vienas ir dar vienas yra. Šitoj vietoje selą užsidėta, aš taip įsivaizduoju, koks 1:5 būtų, bet visa esmė, kad paimti du pagrindiniai treidai ir 1:10 jau ganėtinai seniai yra buvęs, tas man labiausiai patiko ir tikrai džiaugiuosi treidu. Ir taip elementariai žiūrint, aš laukiu būtent šitos pozicijos, tai yra šito imbalanso. Nes dabar tai paimkim. Nu, šitoj vietoj mes matom ką? Mes matome demand. Konsolidavusi, davė į viršų, davė apačion ir stiprus pušinimas į viršų. Reiškia, čia yra nemažai bajerių. Daug bajerių, kaina vėl grįžo atgal, kas vėlgi vyko, vėl įvyko atšokimas. Vėl kaina grįžo iki demando, įvyko atšokimas. Ir dabar aš laukiu, kasgi atsitiks. Šitoje vietoj, sakykime, galima dviprasmiškai pasižiūrėti į marketą, tai yra, kad nusimtas liquidity lygis, būtent šitoje vietoje, yra nusimtas liquidities būtent šitos demand zonos. Ir kainas, sakykime, matom 1:15 minučių candlą, jisai grįžo iki imbalance ir, sakykime, nuo jau pradėjo atšokinėti į apačią. Šito aš nemačiau grįžimo, galbūt būčiau šokęs, 1:3, manau, būčiau pagavęs, žinant pagal tai, kad aš dirbu pagrindė prie enterių nuo 1 minutės. Tačiau, kai įsijungiau, kaina vėl buvo suvažiavusi iki šito imbalanso. Ir man kas aktualu buvo, ko aš laukiau, įsijungus minutinį, kaipgi reaguos marketas. Kas man buvo aktualu, tai kaip marketas reaguos į šitą 15 minučių imbalansą. Ir kągi mes pamatysim. Suvažiavo, virš jo suvikavo ir pradėjo važiuoti žemyn. Bet enterio mums nedavė. Laukiu, kasgi bus, ar bus reakcija pačion, ar bus reakcija į viršų. Ir tada ką padarė kaina, pradėjo judėti į viršun. Ta prasme, visiškai nesutiko su šituo imbalansu, kas nurodo, jog tai ne marketo struktūrinis pasikeitimas, o buvo paprasčiausias liquidity grebas. Ir nuo šitos vietos šitie hajai buvo nuimti minimalistiškai ir nuo šito mūsų imbalanso aš daviau enterį. Per spredą kai kuriem įėjo, kai kuriem neįėjo. Man čia va šitoje vietoje įėjo, bet marketas buvo geras šitoje vietoje, grįžo, pasiėmė, sakykime, visus, kurie laukia.
ir tada pirmas tik profitas ir jau, sakykime, prieš einant miegoti buvo paimtas ir antras tik profitas. Tai va, apie ką mes ir kalbam. Nu, pas mane dar viena ta pozicija, kur sakiau pačioj pradžioj. Laukiu, galbūt sueis, galbūt nesueis. Aš šiaip nesu swing trade'ų mėgėjas ar tų position trade'ų, kaip jie čia dabar jau skaitos, kiek jau čia pas mane para laikosi, tai vis tiek taip įdomiai. Bet esmė tame mokėk teoriją ir paprasčiausias marketo skaitimas, supratimas, kas prie ko, tikrai gali duoti rezultatų. Tik tai svarbiausia tą teoriją mokėti pritaikyti. Taigi, chebrytė, video trumpas, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi argumentai aiškus, stengiuosi paaiškinti kuo paprasčiau ir 6,5% tiek man, tiek premiumams. Lauksiu visų, čiau.